Paskutiniu metu labai populiarėjantis Volvo XC60 už $7,300 buvo nupirktas insurance aukcione, naktiniuose aukcionuose. Tai jau puikiai žinot, naktiniai aukcionai Lietuvos laikų vyksta grubiai paryčiais. 4-5 ryto prasideda tie aukcionai ir eina palei savo numatytą laiką, kuris yra skelbiamas visada insurance aukcione prie kiekvieno loto. Tai va, matom šitą Volvo, kad užsiveda, viskas kaip ir ok, ar begai nešovė, tai tikrai vykęs pirkinys. Naktinių aukcionų pasiūlymais mes visada daliname savo Telegram grupėje. Kiekvieną vakarą paskelbėme krūvą pasiūlymų, iš kurių galite įsirinkti automobilį ir savo. Juos atrenkame palei tai, ką mėgsta lietuviai ir ką yra pirkę dažniausiai, todėl stengiamės atitikti tos jų norus, tos jų interesus ir atrenkame automobilius, kurie yra parduodami draudimo, kurių lokacijos daugmaž yra normalios. Visą tą informaciją surašom, reikia tik tai atidžiai skaityti ir žiūrėti, nes rašome, ar tinka dokumentai, ar pardavėjas draudimas, ar lokacija gera ir koks yra pagrindinis dalykas – rezervas. Rezervas yra būtina pasiekti sumą, kad jum atiduotų pardavėjas automobilį, nes jos nepasiekus po automobilio laimėti nepavyks. Automobilis keliaus į gyvą aukcioną kitą savaitę ir bus lošiamas gyvame aukcione ir ką mes matom, kad ten jie visada parsiduoda brangiau. Tai va, žinokit, kad jokių šansų, kad automobilį išeis pavyks nupirkti pigiau, nes rezervas yra būtina sąlyga. Na, o šitas Volvo jau iškeliavo į Klaipėdą.